Mielasis, rašau tau šį laišką, nes nebegaliu tylėti. Kasdien turiu iškęsti tai, kas kitam atrodytų protu nesuvokiama. Pavyzdžiui, kaip praeitą savaitę gaminau tau vakarienę. Laukiau tavęs grįžtančio ir tikėjausi, kad būsim blaivas. Iš mūsų vaiko akių mačiau, kad jį vylėsi to paties. Tad tau įėjus, abi suklusa. Deja, bet išdūriu trenksmą tau paaišku, kad rami vakarienė bus neįmanoma. Kamilė vos tai išgirdus bėgo slėptis. Jei tai ne naujiena. O aš, nors ir drebančiamis iš baimės rankomis, viriau sriubą toliau, tikėdamasi, kad viskas bus gerai. Vyliausi, kad vakaras praeis ramiai. Tačiau nutiko kaip visada. O juk iki mano laimės trūko tik žiupsnelio druskos. Mama, kur mano meškiukas? Ant lovos. O mano mažoji princesė. Visada stengiausi, kad ji kentėtų kuo mažiau. Kiekvieno kivirčio metu ji palįsdavo po lovą ir dainuodavo mano sukurtą dainelę. Pasakų gražių šaly, žaidžiame visi linksmi, laimingi esame vaikai, džiaugiamės vieni kitais. Tikėjausi, kad Kamilė taip jausi saugesnė. Milijoną kartų tu manęs maldavai atleidimo ir prisiekei, jog pasikeis. Bet kodėl tavimi tikėjau? Galbūt nenorėjau atimti iš vaiko tėvo. O galbūt vis dar tikėjausi, jog grįš laiminga meilė. Kaskart, kai pakėlęs prieš mane ranką išeidavai ir palikdavai mane vieną, mintimis grįždavau į kartu patirtas gražiausias gyvenimo akimirkas. Pamenu, kaip nerūpestingai leisdavome laiką gamtoje. Kokie buvome laimingi. Norėjau tikėti, kad tavo pažadai virs tiesa ir vieną dieną švelniai mane apkabinti, o ne šaltai pastumti. Deja, nei tavo puikūs žodžiai, nei mano bergždžios viltis netapo tiesa ir kaskart atleidusi kentėdavau iš naujo. Tie klaikus vaizdai nepalikdavo manęs ramybėje ne tik dieną. Nekartą esu pašokusi vidurį nakties išpiltą šalto prakaito ir sūrių ašarų. Vėliau ilgai negalėdavau užmigti. Aš nenorėjau ir vėl išgyventi šių košmarų realybėje, todėl stengiausi pabėgti. Gaila, bet kad ir kur beeitume, mums buvo užtrenkiamos durys. Gerai nors tiek, kad bent savam kieme rasdavome vietų, kur galėdavome nuo tavęs pasislėpti. Nors ir pučiant žvarbiam vėjai, bet ant daržinės stogo jausdavomės šilčiau nei namuose. Kartais man atrodydavo, kad jis supranta viską daug geriau nei aš pati. Galbūt todėl tą vakarą jos pasakyti žodžiai paskatino mane parašyti šį laišką. Mama, palik tėtį. Po 10 minučių tu būsi namuose, o mes kelyje į geresnę ateitį. Dedu tašką ir pradedu gyvenimą iš naujo. Mano nauja pradžia, mano nauja pradžios pradžia.